Per kurią vietą? Iš vienos pusės aš noriu, kad mano varžybose nebūtų ten keiksmažodžių. Koks kekšė? Nebūtų to, nežinau, kekšė išvadink čia visas. Aik, tu Linai, jau mes tada nueisim iki ko, kad jau tu nebegalėsi... Tai pala, aš dabar galiu eiti į miestą ir kekšę visas vadinti. Galiu? Drąsiai. Pažiūrėsim, kiek straipsnių bus apie mane, bre. Aš manau, kad gali. Realiai, klausyk, o kas čia tokio pasakyta? Krabas yra rusų kekšė. Kas tas krabas? Tai mes dabar durnių jungiam. Taip, bet tu bauduoji. Tu bauduoji, Remiga. Mes dabar durnių jungiam. O dabar konkrečiai, padedu aš tas salotas, nuomonė apie bunkelinai. Fantastiškas dainininkė, nuostabus žmogus, labai kūrybinga. Patinka kaip atlikėja, ne? Labai kūrybinga. Jeigu reikėtų rinktis, ar eiti Selo konsą, ar į bunkės konsą, į kurį tu mėliojini. Neviniojam čia tų temų. Labas visiems. Mes pradedam. Patrauksi salotas tas? Nu, kad tau trukdo. Kaip tik atkreipė dėmesį į rėmėjus. Šiltai, kalėdiškai nusiteikę. Šiandien mes turim reikalų. Šiandien mes prognozuosim ir Žalgirio dvigubą savaitę. Prognozuosim ir visą Eurolygos dvigubą savaitę. Ir šiaip iš tikrųjų apverksim gal net šiek tiek situaciją. Liko vos 2 turai iki Eurolygos pirmojo rato pabaigos. Ir situacija yra tokia. Aš atsilieku 83 taškais. Praktiškai tą štuką jau turi kišenį. Kiek tai keičia tavo gyvenimą? Gal toks klausimas pradžiai. Tai labai pakeis mano gyvenimą, tai yra keičiantis pinigai ir negalima jų nuvertinti. Tai, ką pirksi, gal pagalvoju? Nežinau, planuojam su vaiku baliu. Vis tiek pakeliausit. 1000 eurų, jo, pakeliausim. Parodysi vaikui pasaulį. Nu, Kauno, Klaipėdos. Nu, biškai palieksit kažkur, ne? Nu ir vis tiek fainai. Tu turbūt supranti, kad aš tau negražinsiu to štukos iki sezono galo. Tai aš suprantu viską, bet tu turbūt supranti, kad ir aš nesiruošiu. Ko? Ne, šiaip aš ruošiuosi. Šiandien, kaip aš nusprendžiau, tai ruošiuosi. Jei pralaimėčiau iš karto duot, bet nežinau, čia gali daug pasikeis dar, žinai. Tu ruošiesi man iš karto duot 1000 eurų. Jei pralaimėčiau. Jeigu pralaimėtum? Ja, jeigu pralaimėčiau, tai iškart paduočiau. Aha. Bet, nu, žinai, čia tik aš taip galvoju. Čia Linas Kleiza? Čia aš tik taip galvoju dabar. Aha, Bet supratau. nieko, viskas gerai, galėsi gale 2 man paduoti. Koks skirtumas? Aš to 50 eurų pralošiau, bet tu jų nematysi. Čia faktas jau yra, nes išskaičiuosim iš tų skolų, kurių tu esi prikaupęs. Niekas nežino, kiek čia tų skolų. Aš jau dabar žinok pats pasimetęs, bet keli šimtus kažkas tai tokio. Nu, čia, žinai, galima diskutuoti dėl mūsų, kas kam skolingas. Kas kam gyvenimą padarė, ne? Ne, aš tai tikrai niekam, kaip tik girdžiu, kad sugadinau. Nu, esi padaręs žmonėm, yra kalbančių, bet esi ir gerą padaręs, negali sakyti, esi ir laimėjęs kažką tai Lietuvai. Nesi Lietuvai pakenkęs, gal ne taip pasakyčiau, Lindai, vat kalėdų proga, aš to tokį komplimentą net vat tokį įpistelisiu. Tu esi daug Lietuvai padaręs žmogus šiaip iš principo. Esi laimėjęs medalių. Tikiuosi dar daug Lietuvai ir padarysiu. Pabandom, padarykim bent laidą šiandien ir tai jau bus didelis pliusas. Gerbėmieji, Kauno Žalgiris, dvigubą Eurolygos savaitę pareina, o praeitą savaitę mes viešėjome visi kartu prie televizoriaus imtuvų, o kažkas netgi ir fiziškai Madride, kur vyko kova su galingu į Madrido Realu. Buvo ir Jonas Mačiulis, mačiau tenai atsistojęs ir paplojo jam ir minę. Nežinau, Jonas ten mėgodamas jis atsistojo, paplojo ir kaip... Nu, jis toksai, žinai, ten... Toks prisnūdęs buvo, įdomu, Jonas, ką ten tam Madride veikia. Nu, maslus žvilgsnis toksai buvo. Nu, toks pavargęs žvilgsnis buvo. Jo, nu, žinai, atsistot, visakyti, kad publika paploja, žinai. Ne, tai dar savo Insta'ui mačiau įsidėjęs buvo irgi. Jis kažkaip mėgėsi tą Madridą paliekti. Tai va, nu ir ką, ir Žalgiriukas nuneša Madrido Realą, mes nei vienas su tavim neprognozavom pergalės, abudu sakėm, kad Žalgiris gaus, aš sakiau ten 7 ar 8, tu irgi panašiai, bet toks įspūdis, kad Realas tapo Žalgiriu, Žalgiris tapo Realo, ne, pagal tai kiek taškų Žalgiris virino ypatingai pirmoji pusė ir panašiai. Jo, Žalgiris tikrai sužaidė įspūdingas varžybas, aišku, viską pradėjo Lūnis, ką žinau, gal tas davė daug labai įkvėpimo jam, ką? Kas? Tas polimas Looney Walkerio pirmam kėlinį, kur niekas negalėjo sustabdyti dar toj, ką tu ten darai? Lypakyti. Tai po to visi puikiai įsilėjo, bet vis tiek turbūt didelis raktas į tą pergalę buvo vėl Francisco.
stabilus, geras žaidimas, nes Lūnio nematėm antroji pusėje. Lūnis, kaip ir pasirinkėris sako, sužaidžia gerai pirmą kėlinį. Bet čia fenomenalus atvejis, ne? Žiūrėjau Augusto Šuliausko analizę apie Lonnie Walkerį, jisai kalbėjo ir šiaip visai įdomi mintis yra, kad sako, rungtynių pradžioje, pirmoji daly, Walkeris susimeta daug taškų, antroje pusėje dingsta, nes viena iš versijų tiesiog pirmas dalykas fiziškai šiek tiek nusivarai nuo kojų, nes daug metimų iš driblingų atlieki, tam reikia daug jėgų, pradžioje visi turi jų labai daug. Antras dalykas, tave pradeda galiausiai spausti, dvigubinti, rodė didelį dėmesį, neleis priminėti kamulio, išmušinėti tave iš ritmo ir tas pakeičia jį. Tik keista, kad jeigu ta antra versija, tai keista, kad ne nuo pradžių tada varžovai jį dusina, taip kaip, pavyzdžiui, antroji pusėje. Aš manau, kad čia viskas gal susideda, bet ir pažiūrėk, ir keitimai, ir kada jis išimtas, ir kaip bandoma biškai ir kitų žaidėjus labiau traukti, ne, tas varžybas, kas labai pasiteisina prieš Madridą. Tai nes, žiūri, pirmą kėlinį atrodė, neįmanoma, kad kažkas jį sustabdytų. Atrodo, čia 40. Ir čia taip ne pirmas varžybas jau atrodo. 21 per pirmą pusę. Niekas, atrodo, viską, ką daro, tas eina, bet aš nemanau. Ir kaip lengvai, net tie taškai pasidaro. Jo, bet aš nemanau, kad čia žaidėjai turėtų, kad jis neturėtų fiziškai pavargti. Tai aišku, dėmesys ten tas, dar kažką daugiau, bet kiti žaidėjai perima Trinkėro porą keitimų, bet aš manau, jis tikrai įsivažiuos ir turės tas antras pusės dar. Tokias irgi didesnės, bet matom, kaip keitimas, tą biškį nuim daugiau žaidėjus vėl, Brazdeikis puikiai nuo suolo pakilo, davė didelės naudos, matėm Sirvi savo, tai žinai, Francisko. Ir kiek Žalgiris įmetė? 90 ir kiek? Daugiausiai, man atrodo, šį sezoną, ne? Sezono taškų rekordas pavarytas, čia pas mus kaip tik rezultatai surašyti. Žalgiriuksas įsūdė 9-2, jo. 92 taškus įmetė. Tai sakė Trinkėris, kad mesim po 90 šį sezoną, kad busim kaip Madrido Realas. Tai pagaliau 92 ir įsūdėm. Tai va, tik reikėjo Lonnie Walkerio. Jo, aš galvoju, jeigu Lonnie Walkeris išmok žaisti ir antras pusės, tai Žalgiris ko ne finalo ketvirto komanda. Aš tai sakau, kad dar taip, žinai, čia viskas... Turiu menį dabartinis Žalgiris. Ne, tai viskas gerai, aš tik sakau, ant kiek ta Eurolyga dabar keičiasi ir dabar toks etapas, kai pažiūri, atrodo, jinai visiškai atvira yra. Ne? Panathinaikosas -30, Realas nesugeba laimėti. Kaip sakėm, garantuotas finalo ketvirto komandos. Būtent. Tai žinai... Dabar iš viskas garantuota yra Eurolygoje šiuo metu. Nieko. Nei vieno dalyko nėra garantuota. Aš nežinau, ką rinkčiau dabar į finalo ketvirtą. Žinai, Lonnie Walkeris pasakė Partizanas, Žalgiris, Realas ir Panathinaikos, man atrodo, jeigu neklystu, lyg tai taip išvardinau, ne? Netgi čia gali... Atsimenu, Dairis Bertnis Žalgirį irgi finalo ketvirtą kažkada tai kėlė ir dabar tu gali, ką nori iš tikrųjų iš pirmo 10 įdėti į tą finalo ketvirtą ir tu nebūsi išvadintas idiotu. Jo, bet matom, žinai, kalbant apie Realą, aš nežinau, jie ten atras save, neatras ar pirmą pakeistą treneriai, bet kantrybės jie labai daug turi su treneriais, ta organizacija. Bet aišku, jie Buselį yra vienas, bet... matom, kai jie prarado tuos savo veteranus, panašu, kad jiem trūksta paprasčiausiai tos lyderystės komandos. Pinigų trūksta. Galėsiu paaukoti savo 1000. Gal padės Madridui. Gal ištems, nusipirks Valentinę į asistentus. Žalgiriui trūksta. Žalgiriui labai trūksta. Žalgiriui trūksta, Okmanui sunkus laikai, žinai. Ne, tai su 18 lemų, ką tu veiksi šį laikinį krepšinį. Sunkus laikai, šiais laikais būti milijardieriam. Jau sakai, Okmanas į milijardą įlipęs? Tai senai. Įlipęs? Tai aišku, senai. Ok, aš galvau, kad jis dar ne milijardierius. Tvarkoj. Ja, bet esmė, kad man tai ten atrodo ta palaida, ne tai, kad palaida bala, bet tos lyderystės trūkumas. Kampaco ir kitų žaidėjai pastovus ginčijimasis su tais teisėjais, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, jie išsimuša iš tų vėžių, matom, tas treneris apeliuoja tą kiekvieną į gerus švilpukus. O čia nėra lūzerio dalykas. Tu jau esi lūzeris, jeigu tu pradedi nervuotis ir gauti techninės ir visą laiką apeliuoti teisėjus.
iš tos pusės, kad kažkas nesutvarko vien tavo pagrindinio žaidėjo Kampaco, kad pasakytų, girdi, nusiramink, jau tave suspendavo, jau tu pralaimėjai finalą realiai taip, vėl savo tas nesąmonės darydamas ne pirmą, kur lipai, žinai, nervuodamasis ant tų teisėjų pastojo išmuši komandą, tu esi lyderis, nu, ir prasideda, ir matėm treneris, ir ten galvoju, užves kažką, nieko neužvedė, tai, nu, jie išvaisto daug energijos verkdami, nu, bet Realas ar taip, dažnai yra, jie mėgsta verkt, žiauriai bet ką reiškia pietiečiai, ne? Jeigu viskas gerai, tai jie šoka aikštelėje, viskas smagu, viskas juda, judesys, metimai, bet jeigu blogai, tai lygiai taip pat dramų karaliai, iš karto įsijungia atvirkštinis bairis pietų, žinai. Žiūrėk, bet matom, Eurolyga nusprendė viskas. Tvarkytą dalyką, kas teisėjus ten perėmė, dabar naujas vis pažiūrėkos baudos eina. Eurocapą pažiūrė, Zavas baudą gavo. Zavas gavo? Nu jo, gavo baudą 5,000 ten už Zavas? Kažką teisėjams. Faką parodė? Kažką teisėjams pasakė ten. Pasakė, kad Kaunas mėžino krūvą? Ispanija kažką. Toks neišėlė iš to, žinai. Tai esmė teisėjų netoleruos to. Netoleruoja, pažiūrėk, kad 5-8 tūkstančiais suspenduoja. Nanas irgi girdė išpratėjęs, ten jau peržengęs tas ribas ant tų teisėjų. Nu, aš irgi buvau toks, tai negaliu daug sakyti, bet... Ar tu jau ant tų teisėjų kažką esi pasakęs gyvenime, neatsimenu, kad tu blogą žodį pasakytum apie teisėjus. Aš tik tai mintyse. Mintyse, tu santūriai, ta šypsena tokia graži. Net ranką paspausdavai, man atrodo, kai tau teisėjas kažką sužinodavo. Jo, šiaip labai gerai startavau. Aš neatsimenu, kad tu nors vieną baudą apeliuotum teisėjui. Ne, aš irgi neatsimenu. Nu, gal ryte. Gal ryte buvau netyčia ten, žinai, prasilenkdamas pro Rūbinę, sakau, vyrai labai geros varžybos. Ir kitas jai gali taip pat. Kai Rūbinėlė nuėjai, ne? Aš tik. Pro Rūbinėlę. Taip, sumaišiau duris. Tai aišku. Sakau, ar tu eitum į Rūbinės ten draskytis? Ne, sakau, vyrai, labai gerai teisėjavo, bet tai galima vieną švilpuką daugiau kitose varžybos. Taip, mesgi prisimenu. Viskas tvarkoja. Taip. Tai va, tu negasi gavęs apdovanojimą džentelmeniškas teisėjų atžvilgiu, ne? Jo. Kažkuriais metais. Ir šiaip kas metus gauna aš tą. Tu gauni rentą už tai. Ir šiaip kas metus gauna. Jo. Tikrai. Bet, sakau, Madridas man tai šlykštų žiūrėti. Aš realiai, man jau tas, aš suprantu, dėl ko tas verkimas, girdi, tau nešlykštų? Šlykštų, bet aš sakau, aš galvoju, kad čia yra simbolis, kad komanda yra visiškai frustrated. Absoliučiai. Bet čia jau jie senai, taip. Nu jo. Jau pralaimi dar tas tik kas nors nepaeina ir į tą Kampaco nikštuką žiūrėt, kaip jis ten verkia pastoviai. Bet turim du nikštukus skirtingus, ne? Kampaco ir TJ Shortsas, kuris vienas iš jų labai laimingas, patenkintas ir šoka džaivą visą laiką. Ir kitas anksčiau irgi šokdavo džaivą, net prie to gero Realo. O dabar aš net pažįstu Kampaco, nervų kamuolys kažkoks tai. Matai, buvo net situacija su Žalgiriu, kai Graina 2 baudas buvo prieš jį, jis taip galvoja. Vieną kartą atsisuka į teisėją, antrą kartą tu žais krepšinį. Bet jisai, tai sušvilps tą baudą, jis dabar jau žiūri tik į teisėjus. Jo, sakau, iš manęs pasimokytų. Ne, tai ten, žinai. Bendraut su teisėjais. Ten dar jaunimas, žinai, vis dėlto. Tai va, šiaip tai Menekas pradėjo pataikyti trajekus. Kas šiaip per bairį? 3 trajekai ar 4? 3, man atrodo. O gal net ir vėl 4. Šiaip ir į Belgradą pamėti. Bet man pasirodė, kad jisai gal net nepridarė žalos labai daug ir gynybai, klausyk, prieš Realą. Jo, plius minus labai geras šiaip. Tai žiūrėk, vieniai tą mes gaunam iš Brady Meneko, ne kiekvienas varžybus, bet tas. Ir tai yra žymiai didesnė nauda, nei nieko negauti iš jo. Realiai. Tai taip, tas, kai susimeta tos 3-4 tritaškus, tai jis padaro skirtumą. Ar pradėsim atsiprašinėti Meniko? Neprasileidęs 20 atgal. Ką jis mėgsta šiai padaryti jam? Braidžą? Aš tai nieko nesakiau apie jį. Nesigaižiu išvadinęs? Viešai ne. Okay, man gal pasidėtų. Viešai negali būti. Ok, Žalgirio istorinė pergalė, šiaip Madride Žalgiris laimi retai ir nugalėtas Madrido Realas paskutinį kartą Madride buvo tada, kai mes dar prie dėdės Jasikevičiaus iškilmingai kulniavome Eurolygoje. Tai toks keistas, gal net malonus, gal net keistas vaizdas, matyti Žalgirį laimint Madride, bet turbūt reikia kalbėti apie Madrido Realo problemas ir mes tikrai pereisim dar prie to, spėliodami, kaip jiems seksis šią savaitę.
Ir aš galvoju, kad jeigu tu po 3 pralaimėjimų iš eilės neišlėki iš darbo, Čiūsai Mateo, tai vadinasi, tu turi tenai tiesiog garantuotą poziciją iki sezono galo. Nes turbūt, kad tokioj padėty, tokioj sezono stadijoje, pirmam ratui artėjant prie pabaigos, kaip tik dabar jau būtų laikas keisti trenerį, jeigu tu jį galvoji keisti, nemanai? Bet, žinai, trenerio darbas yra tikrai sudėtingas. Niekas to neneigia. Ir paimam tik tai... Čiūsi, koks ten jo vardas? Čiūsis. Pirmais metais laimėjo Eurolygą, antrais pralaimėjo finale, taip? Faktai tokie jo, faktai tokie yra. Ir treti dabar tą ir ką meti lauk? Čia šiaip yra dalykas, žinok. Čia yra dalykas. Tai negali iš tikrųjų taip paprastai, žinai, metyti Eurolygos čempioną. Jeigu taip iš tos pusės pasižiūrėsi, jisai turėtų šiaip turėti kreditą kažkokį. Ne, nu tai aišku negali, tai nieks taip trenerių iš tikrųjų, tų gerų trenerių su kuo eini ir viskas. Nu tai kažkur yra nepasiteisinę žaidėjai, ką jie ten pasirašė. Kai kur neįvertino tų, ką jie pralaimės. Matom, kad jie atidavė, kad mūsų su Hezonėje turės būti komandos lyderiai. Jie to nepaveža. Po kol kas, nu, ir turi tą rezultatą, tai nežinau, reikia pult bėgti, mes treneriai lauk iškart dabar, bet, nu, darbas Madrido, aišku, ten, žinai, visi reikalauja pergalį ir tą, bet kaip rezultatai ir laimėjęs, ir finale pralaimėjęs, tai nežinau, bet, nu, įdomu, kas 2 savaitę 2 pralaimėjimai, jei bus, tai įdomu, kaip jie atlaikys. Klausyk, Linukai, dar perėsim prie Eurolygos, pakalbėsim, turėsim 2 savaitę, tai daug aptarsim rungtynių, bent 10 apkalbėsim, kitas tiesiog prognozes parodėsim ekrane, bet pakalbam apie dar vieną įdomų reiškinį. Mačiau tavo podcastą, Pakėno tavo ir Milašiaus podcastą. Man labai nepatiko Milašiaus gynyba Matijušaičiui. Man atrodo, kad tai, tai, kas sekė dar vėliau, tos baudos įtraukiant, reiškia, skanduotės merui, kaip viena iš baudos sudėtinė dalis LKL fanams, ne, tiek Žalgirio, tiek Ryto. Ką išdarinėja čia Milašius? Kaip tu pats vertini šitą vaizdą? Tu kažkaip ten labai nesivėlė į diskusijas su Milašium tuo metu podcast'e, man atrodo. Tai žmogus išsakė savo nuomonę, jei LKL vadovas išsakė savo nuomonę, ką ir jie daro, tai žinai... Aš gal apie baudas labiau žinau. Nuomonė okei, bet baudas, what the fuck? Aš ne pasaulio teisėjas esu. Kaip tai ne? Aš tikrai ne pasaulio teisėjas. Kas gerai, kas blogai... Kas ten ką skanduoja, nesu gynėjas. Bet tu esi valdovas Lietuvos krepšinio. Ne vieno Lietuvos rinktinės. Rinktinės valdovas. Tai tikrai svaru. Nemaišykime. Bet iš kitos dalies, kaip mes žiūrime ir tas diskusijas, Lietuvos krepšinio lyga yra giliai persipinus su politika. Ir tu nieko to nepakeisi, nes mes esam savivaldybių komandos. Kiekviena savivaldybė investuoja daug pinigų į savo krepšinio komandą, Vilniaus, Kauno ir visos kitos, sakykime, laikosi ant to. O kas teisinga, neteisinga, čia jau, žinai, ne man spręsti. Aš pasakysiu, mane taigi teisi, man juokingi dalykai. Kas? Baudos fanam už skanduotės merui? Kas čia per Soviet Union? Nu tai gerai, bet tai žiūrėk, yra fanai. Ir tai ta skanduotė merui krabas, rusų kekšė. Tai LKL'as pripažįsta, kad Matijušaitis krabas? Yra fanai, yra fanų grupuotės. Tai fanai ir spręskit savo reikalus. Nepatinka, neikit, boikotuokit. Tu prasme, ką, ne? Aš tai netgi paraginčiau tai daryti. Kai suaugę vyrai, tu jiem nieko negali pasakyti, kaip jie turėtų elgtis, ne? Tai ką, aš čia turiu, kas bauda už ką, nepatinka, spręskit savo reikalus. Bet apie tai kalbėti reikia. Klausyk, Milašius daro cirką ant Lietuvos su šita bauda fanam už tai, kad skanduoja žmonės prieš merą. Tai yra cirkas. Ir apie tai dabar pratilėsim tiesiog? Ne, aš tai suprantu LKL-ą. Per kurią vietą? Iš vienos pusės aš noriu, kad mano varžybose nebūtų ten keiksmažodžių. Koks kekšė? Nebūtų to, nežinau, kekšė išvadink čia visas.
Aik, tu Linai. Nu, jau mes tada nueisim iki ko, kad jau tu nebegalėsi... Tai pala, aš dabar galiu eiti į miestą ir kekšę visas vadinti. Gali. Galiu. Drąsiai. Pažiūrėsim, kiek straipsnių. Aš manau... Apie mane, bre. Aš manau, kad ne? gali. Realiai, klausyk, bet nemaišom, žiūrėk, nu tai gatvėje tu irgi neini ir... Gatvėje tu irgi taip nedarai, ne? Aš galėčiau tą padaryti. Nueičiau ir pusę būčiau teisus. Neprašaučiau daug. Bet žiūrėk, nu, ar taip viešai galima? Nu, realiai. Aš tik sakau iš jų pusės. O kas čia tokio pasakyta? Krabas yra rusų kekšė. Kas tas krabas? Tai mes dabar durnių jungiam. Taip, bet tu bauduoji. Tu bauduoji, Remiga. Mes dabar durnių jungiam. Nu taip, klausyk, bet tai čia tau neprimena, reiškia, tų knygnešių laikų arba sovietinių laikų, kur sako bairį ir... Kas yra krabas? Kas yra krabas? Apsimetam. Gal Mariošienė. Apsimetam, kad nežinom. Apie ką kas skandavo. Klausyk, bet tai yra sovietiniais laikais sakydavo bairį ir jeigu tarp eilučių tipo centrinis komitetas įskaito, kad tai yra politinis bairis, tai tada įsikviečia komiką ir duoda jam pizdi. Tai čia dabar LKL'as Žiūrėk, Lietuvos policija nusikaltimo sudėties šitame pasakyme nemato. Lietuvos policija. Nėra nusikaltimo. Galima taip skanduoti, sako Lietuvos policija. Žiūrėk. Milašius, blėt. Žiūrėk, tu dabar klysti. Nemaišyk policijos, nemaišyk straipsnę. Tai ką, ir Zavas pasakė, nėra nusikaltimas. Ką jisai pasakė? Nu, teisėjai turbūt irgi kažką panašaus, ne? Bet jis gavo baudą. Tai iš Eurolygos. Ne, bet tai gali išvadinti. Tai aš irgi, blėt, kodėl aš negaliu? Kodėl aš negaliu? Tai kodėl aš negaliu vadinti teisėjo motherfucker? Nu, kodėl? O tu kodėl? Bet kodėl? Tu esi tai pavadinęs. Ne, nu tai bet kodėl? Tai privati organizacija pasakė girdi. Va tau bauda. Tu gali vadinti, bet tu mokėsi baudas. Čia privati. Nėra nusikaltimas. Bet, o kas yra krabas? Nėra nusikaltimas. Tai LKL'as pripažįsta, kad Matijošaitis yra krabas už šitą baudą. Ne, tai sakau, kas yra krabas? Kam tą durnių jų? Nu, bet klausyk, bet jau bauduojant turi būti aiškiai sudėliotos ribos, o čia taip vadina subtiliai. Bet tai ne, tu palauk, nu tai jeigu skanduotų Matijošaitis, pidarast, žiūrėk, mes, ta prasme... Viskas aišku, žiūrėk, bauda. Bet tai yra privati organizacija. Žiūrovas, kuris ateina į rungtynės, neša pinigėlį. Kodėl mes negalime? Eurolyga... Dėl to žiūrovo vyksta tas krepšinėlis. Jo, bet Eurolyga bauduoja Partizano fanus, bauduoja Zvezdos fanus. Bet už ką, Linai? Bauduoja bet už ką? Jie pasirenka už ką bauduoja. Taip, aš nežinau. Už fajerius, už fuck you referį, už daiktos į aikštelę, o ne už, blėt, krabas yra rusų kekšė. Nu, yra kažkur riba. Aš galvoju, tai... Čia gerai, čia tas. Nu, aš galvoju, kad Lietuvos policija yra truputį aukščiau už LKL ir jeigu Lietuvos policija nemato nusikaltimo sudėties, tai gal jo ir nėra? Nu, tai bet ir Kampaco pasakė, ar tas Nanas pasakė teisėjai, irgi kažką tai nėra nusikaltimas, jis nesėda į kalėjimą, jis neturi straipsnio. Nėra viešosios tvarkos pažeidimas ar baudžiamoji atsakomybė, bet yra privati organizacija. Privati organizacija, kuri tau išrašo baudą, taip? Nu, tai čia išrašė baudą, aš nežinau už ką, aš tik sakau... Ne, tai aš žinau už ką, sudėtinė dalis buvo krabas rusų kekšė ir pidarastiška spalva skanduotė Žalgirio fanų ir žalia kurva Ryto fanų skanduotė. Tai sudėtinės dalis buvo šitos. Gerai, aš girdžiu tave, aš visiškai nepritariu tam, kad tu sakai, bet mes galim likti prie savo nuomonių. Gerai, šitas ir yra. Aš tik matau, iš kur jie gali duoti baudą ir kodėl jie, ta prasme, jie elgesi, kaip jie nori elgtis. Žiūrėk, tavo pravardė yra seksas, ane? Ir dabar skanduoja Žalgirio fanai. Seksas yra aferistas, hei! Taigi čia apie Kleizą. Ir visi žino, kad apie Kleizą, bet nieks neįvardina Kleizą. Ką baudosi? Automatiškai. Jo? Automatiškai. Tada zaibys. Tada aš neturiu klausimų. Aš jau į kalėjimą sodinčiau. Aš tai žinai. Aš iš karto. Aš tai netgi suleiščiau intraveninį. Aš iš karto. Kur iš karto atjungia. Aš iš karto. Gerai, Mažulensiau, neužtrunkam. Čia tiek to, tikrai karšti reikalai. Aš galvoju, kad krepšinis iš to net ir laimi. Labai įdomu dabar bužiūrėti, kaip toliau vyksta, žinai, reikalai. Kaip reaguoja Žalgirio fanai, nes jau šią savaitę bus proga sureaguoti Kaune, palauk. Mes žaidžiam prieš Asvelį. Viskas tvarkoj.
Lietuvos komandos dar pajudėjo prieš Hapoelį Pergalytę. Ar išvysim Kauną kitais metais Eurolygoje? Va toks klausimas yra, mano kolega čia sufleruoja man. Kaip tu mislyji? Manau, labai realus variantas. Judesinis vyriukas, ne? Bet vien dėl to labai realus variantas, nes matome, ką daro maži žaidėjai, ne? Matom. TJ Shortsas turbūt daug ką paneigė ir visi, žinai, kaip buvo uždėta ta, kad reikia saizo, fiziškumo ir tai, manau, tas biški pakeis trendą. Klausyk, apie Rytą dar šnekant, dabar nuo Vulsų nueinant prie Ryto, Markusas Fosteris pasakė, kad vieną dieną ar šį ar kitą sezoną nežinau, bet grįšiu žaisti į Rytą. Šiaip neįtikėtinas bičio atsidavimas komandėliai, ką? Jis čia tikrai babkių net važiuos uždirbti realiai. Jis sako, garantuotai sugrįšiu žaisti į Rytą. Nu, blemba, aš nepamenu legionierius, kuris turėtų tokią motivaciją žaisti komandai, ką? Jo, aš manau, jam čia Vilniui labai smagu buvo ir laimėti tuos ir viską, pinigų jis pasidaro sezono metu. Atvažiuoja užbaigti, girdė. Gaila, kad dabar jisai palauk Hapoelį žaidžia, ne Kinijai. Na tai žinai, bus iki galo. Nenuvertinkim į Tudžio, ką jis ten pridarys. Kaip tos spaudos konferencija į Tudžio suklikna, matai? Jo, mačiau. Kaip tu vertini? Miklovas turi savo nuomonę. Aš toks gal labiau iš vis be nuomonė šitų klausimų. Kaip tau? Tas reikia dar kelt tokius dalykus. Pavyzdžiui, į Tudžio atveju. Bičas, kuris 3 mėnesius po karo pradžios dar dirbo Rusijoje nuo vasario iki birželio. Bet tai buvo 22 metais. Nemažai laiko praėjo. Jisai lankėsi čia Lietuvoje su Fenerbahče kažkada. Tuo metu klausimų nebuvo užduota. Dabar štai praeina tiek laiko ir jam priminama tai, kad jisai ten dirbo prieš 2 metus Rusijoje. Žinai, aš galiu pasakyti taip. Tam yra preskonferencijos, žurnalistai gali užduoti kokius nori klausimus. Ne? Ten teisingai ir neteisingai jis pasirinka, kaip nori atsakyti. Žinai, mes... Gal ne visai, jeigu aš paklausiau, what's your penis size? Ne, tai štai jis pasijuoktų. Tu juokingas, aš manau, aš nebūtų taip sureagavęs. Sakytų, jis huge, man. Nori pamatyti? Blema, bet čia būtų legendinė spaudos konferencija, paorganizuos. Bet čia, ta prasme, esmė, kad jo, žinai, mes labai lengva, iš tikrųjų, žinai, neteisinant, bet kai nesi toj situacijoje, labai lengva ten teisti tos žmonės irgi. Jei, žinai, iš kitos pusės jis buvo kiek metų CSKA treneris? Dafiga metų CSKA treneris. Tu žinai, vis tiek, kai įvyksta karas ir įvyksta tas, pat žinai, kokie yra visas mėsmės. Aš tik sakau, kad nėra taip viskas juoda ir balta. Kaip žmogui reikia pasirinkti, kaip mes varėm ten, žinai, kad Grigonis turėjo tą pačią sekundę išskristi ir tai ten išskrido, tų pinigų atsisakė ir ten viskas ok. Grigonis, Kuzminskas, Maksvytis. Nu, ta prasme, nelengvi sprendimai, tai primeskim, kad mes tai lietuviai, mūsų istorija yra visai kita dar su rusais, nei graiko. Kokia graiko istorija? Ką, jis buvo okupuotas ruso? Tai, žinai, irgi čia yra požiūris kita, tu nuvažiuok. Graikų, serbų, kroatų, ispanų, prancūzų, pochuizmas yra to klausimų nemenkas. Amerikonai žaidžia Rusijoje, jokių problemų, sankcijų, nieks netaiko kažkaip jie. Kiek tų amerikonų Rusijoje žaidžia, ne? Belia kiek, ir tarp kitko gerų. Nu, ta prasme, aš nieks netaiko, tai aš tik sakau, kad tos situacijos tokio, žinai, jis gerai sako, sportas ten suvienyje ir taip toliau. Aš manau, nei vienas žmogus nėra už karą, ar taip, negali būti, kas iš tų taip mąstančių, man atrodo. Bet sakau, kad tos situacijos tokios, kai nepabūni tose batose, lengva sakyti šono. Šiaip tokiais labai durnais laikais gyvenam, žinai, čia toks prasideda dabar jau bibių matavimasis, kas didesnis patriotas, žinai, visi turbūt esam toj pačioj barikadų pusėje ir už tą patį, bet kartais atrodo, kad tu pakankamai myli Lietuvą ir Ukrainą, ar čia tik tai truputį mažiau, toksai atsiranda, žinai, jausmas kartais. Čia žodžiai pikus dalykas yra. Lengviausia yra kalbėti. Nedaug dievė, kas atsitiktų Lietuvai, pamatytumėm, kas, blet, yra tikri patriotai. Aš tai Tenerifei sėdžiu iš karto. Ir tie visi tada jau galėtum tos klausimus, visi dabar gali kalbėti. Aš tą darysiu, atsitiktų situacijos realias. Tai vaikelė, kelnes pilnas būtų, blet. Tūkstančio Matišaičiai bunkerį. Visvaldai! Išeik, išmes kamuolį! Nu, būtų keista situacija. Nu, bet yra kaip yra. Gal nebus taip.
Oi, blėt. Faina laida kažkaip šiandieną, ne? Toks flow geras eina pas mus. Ką dar pradėsim? Ką dar? Ginelevičinė. Apie Ginelevičinę dar porą žodžių. Ai, dar tą. Jo, dar. Tai kokia istorija su Ginelevičinė? Ne, turiu Ginelevičinę pažįstą, žinau. Palemba, kokių senų laikų, žinau, kai jinai atletė dar būdavo. Kai aš dar vaikas buvau, atsimenu, jinai tą atletę buvo Ginelevičinė. O tu ją į rytą priėmėjai? Ką? Tu į rytą ją priėmėjai ar Gudelis? Jarutis, man atrodo. Jarutis, nes aš atsimenu ten tą istoriją, kažkaip tavo susirašinėjimai, ten kažkokie buvo paviešinti, kad ten atlyginimas jos ten didelis kažkoks tave nustebino, ne? Tuo metu rytą. Ne, žinau, kas ten nustebino. Huinetė kažkokia tai. Nu, nesvarbu, nežinau, kaip mes nuėjom prie Ginelevičinės, bet kita vertus, nuo Ginelevičinės viskas ir prasidėjo Lietuvos krepšinėje, taigi mes prie jos dar būtinai grįšim. O dabar šitą savaitę Linuk ir turim dvigubą porciją krepšinio, bet prieš tai noriu pranešti visiems žiūroms, kad mes oficialiai užsidarom. Šitą laidą bankrutuoja, nes tai, ką mes parodėm sportinę formą praeitą savaitę, tai mažiausiai reikalingas žodis atsiprašau, o turbūt dar ir žodis labai atsiprašau. Mes praeitą savaitę su tavim paspėliojom taip, kad wow, tu atspėjai 2 iš 9. Nu, daugiau reikia. Gal būtų neblogai. Svarbu, tu neatspėtų daugiau. Aš atspėjau 3 iš 9, bet gavau mažiau taškų, kas yra siaubinga. Tu gavai 43 iš viso, iš įmanomų 450. Tu gavai 43, aš iš įmanomų 450 gavau 33. Wow. Tai yra fantastinė savaitė. Abudu su tavim pataikėm 2 grajus, tuos pačius, prognozavom Partizano pergalytę prieš Albą, nu tai čia prognozuoti turbūt galėtų ir mano baba, amžinatilsi. Bet, Alba. Kasosi? Vos neišsitraukė. Taip, kasosi. Partizaną ten per Marytės plauką laimėjo rungtynės. Per Marytės plauką, girdi, visiškai. Jo. Ir abudu su tavim pataikėm, ką čia mes pataikėm, Makabio pralaimėjimą Bayernui. Nu, kas irgi turbūt tikėtina. Tai realiai niekuo nepadėjom žiūrovų, visos kitos mūsų įžvalgos buvo katastrofinės. Bet kita aš dar pataikiau Monako pergalę prieš Fenerį, bet tikrai ne 30 taškų. Aš sakiau, kad Monakas laimės 4. Neprognozavom, Linai, su tavim Virtuso pergalės prieš Baskoniją išvykoje. Nu, čia yra wow. Žalgirio pergalės prieš Realą išvykoje. Čia, kad, įdomu, aš to pažiūrės, kiek aš buvau davęs Virtuso Baskonė. 8. Būtų laimėję 4. Tai kaip tu gali prasileisti Klaiburno tritaškį su bauda dar? Kai nesubauduoja per visą aikštę varas. Ten ir kelis geras, mačiau. Tai kaip tokį šūdą nuprognozuoti? Tu įsivaizduoji. Labai geras balsas tavo. Gerai, Linukas, Efesas nuneša Panathinaikos. Šito nesitikėjom. Olimpija nuneša išvyko į Barceloną. Zviesda. Čia, wow. Zviesda namuose nukalo Olimpijakosą. Ir norėjau aš tą Svelį paimti prieš Paryžių. Norėjau, bet nepaėmiau. Pritruko kiaušiukų, Paryžius gauna nuo Svelio ir mes šito irgi nesitikėjom. Dar pažiūrėsiu, tas standings. Standingai. Paryžius vis dar pirmoje vietoje. Standingai, ką mes. Kas mane šiaip... Štai tau ir Milanas mušasi link 2. 9-6 per pergalę nuo 2 vietos. Jo. Laidojom Mesiną. Įsivaizduok, būtų nukalę Žalgirį ir būtų nukalę Albą ir dabar būtų pirmoje vietoje Milanas. Ką ir turėjo iš tikrųjų padaryti. Ką ir turėjo padaryti, ne? Alba sanitarinė, Žalgiris iš 27 sugrįžo. Ir būtų pirmoje vietoje Mesina. Miręs profesorius prisikėlė. Drakula. Drakula. Eurolygos Drakula. Ettore Messina. Ja. Ai, neįsnakom. Tikrai spūdinga. Čia gerąją prasme. Čia tas tikrai nepaduokite teismą. Aš nieko blogo nenorėjau pasakyti. Linukai, pabandom. 16 turas, 2 savaitė, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, daug krepšinio. Tu viską žiūrėsi ir planuoji pakeliauti kur nors į Estiją, Latviją bei kitas kaiminės šalis. Blemba gaila uždarė tą sieną Baltarusijos, ne? Negalim. Bet visą laiką yra širdžiai mielas Kaliningradas. Jeigu jau pritrūksta tos vatos cukraus.
Monakas Bayernas, toksai va, turo atidarimas, 16 Eurolygos turas. Ką mes čia prognozuojam Maikui, Jamesui, Vasilijui Spanuliui ir kitiems, žaidžiant prieš rezultatyviausią Eurolygos žaidėją Carseną Edwardsą? Aš turiu 86, 11 Monakas. 11 Monakas. Šiaip Monakėlis neblogai atrodo prie Vasilio, ne? Jo, gerai atrodo, labai gerai atrodo. Praeitą savaitę Monakas nusinešė... Šarūną nusinešė ir nusinešė be variantų. Be variantų. Ėdė, darė, ką norėjo, aš žiūriu į Šarą, man net gaila, tai pasidarė, žinai. Aš neatsimenu, kad Šaras atrodytų taip, kaip koks Gintaras Krapikas blogais laikais. Bet žinai, iš tų... Taip, beviltiškai. Nežinau, kas ten pas jos komandai vyksta ar nevyksta, bet kai kurių Šaro pasisakymų tokių, kad... Jei nesueisim kaip komanda ir nebus tos chemijos, kažką nieko gero nenuveiksim. Bet tu centrų neturi Šarai, blemba, tu žaidi be vidurio puolėjo. Kažkas gal biškai ir giliau yra, žinai, kažkas nesusiklijuoja iki galo jam. Šaras jo, bet kad, Šaras jo. Aišku, neturi Vilbekino, neturi Holo, dabar nėra Žagaro. Yra tų tarsi objektyvių priežasčių. Čia Baldvinas, absoliučiai, aš nežinau, kas Baldvinui yra, kodėl jisai neprigyja. Toks, žinai, kaip svetimkūnis atsidūrė Fenerbahčei. Žaidėjas, kuris turėtų būti Eurolygos staras, ne? Ja, bet namie blogai žaidė. Išvykose geriau jie. Monako pergalytė įmė, ne? Prieš Bayerną. Monako pergalytė. Čia būtų galima gal rizikuoti su Bayernu, bet nerizikuosiu. Tarp kitko, tai yra 2 Eurolygos lyderis, po 10 pergalių antrą vietą dalinasi. Tai aš irgi imu namų komandą, Monakas, Vasilis Spanulis on fire, 8 taškais. PAO prieš Milaną. Pabandykim va šitą dalyką pamastyti. Senelį Bielas, Atamanas prieš Ettore Messina. Ką čia žiūrai į tą mano lapą, aš užsidengsiu, blėt, kad tu man nekopijuot. Man dabar reikia kažkaip vytis. Aš neįskaitau to skaičių, nedažlibinai. Tai aš tau galiu rekomenduoti akių korekciją už 400. Ne, aš turėjau tą akių infekciją. Čia ne tas. Ne, aš realiai turėjau. Varvėjo tas akis. Bet normaliai dabar matau, ne? Išvarvėjo jau. Ką, Linukai, tai aš imu Panathinaikos ar 7 taškais, žinok, vis dėlto. Namų komanda PAO šiaip šiknoji paskutiniu metu. Labai, aš 5 imu. Vien todėl, kad, emociškai jau jam turbūt reikia to laimėjimų. Pasikraut 30, kiek ne 30, mažiau, nusišneku. Bet daug, kiek jie pasikrovė nuo Nadolų. Beveik 30. Ne. Prieš tai irgi siaubingas pralaimėjimas Partizanui, kai Atamanas sakė, pradėsim boksuotis dabar, žinai. Įdomu. Ir tai galiu įsivaizduoti, kad jie kenti. Bet Nanas grįžta, aš manau, kad situacija turėtų keistis, nes vis dėlto tai akivaizdu, kiek tas žmogus reiškia. 7 taškai, mano. Tavo kiek sakai? 5. Paryžius prieš Realą. Ar Paryžius sugrįžta į pasakų šalį? Žais namuose, Paris prie Eifelio bokšto. Esi buvęs Paryžiui? Esu, 6 taškais turiu Paryžių. Tu galvoji, kad Čiūsas Mateo užsikas po lapais Paryžiui visiškai, ne? Aš galvoju, kad bus sudėtinga jam sugrįžti prieš Paryžių. Gynėjais tais. Žiūrėjau, kaip tik Rajus su Osveliu, lemba, koks kosminis žaidėjas yra Hifi. Iš tikrųjų, taip daug apie Šorcą yra šnekama, bet tas, kas per vienas, aš tokio dar nematęs, atrodo apskritai, bičas be jokių kompleksų aikštelį. Ne, įspūdingas, įdomu krūv. Madelonas atsidurs NBA. Maledonas. Maradona, karoči. Aš gal net galvoju, žiūri į Hifį ir atrodo, kad toksai nesveikas jautimas, kad tu čia pridarysi nesąmonės, suklysi kažką. Bet jis gerai viską daro. 22 metai bičiui, drąsa kaip, nežinau pas ką, kaip pas arklį. 6 taškai Realo, mano broli. Aš rizikuoju, aš einu va bank. Taik va bank. Arba užsikasiu po lapus visiškai. Man reikia per šitą dvigubą savaitę sunaikinti 83 taškus prieš tai. Aš turėsiu kažkokiu tai bairių paieškoti. Vis dėlto Madrido Realas gal nėra šūdas? Tikiuosi, kad yra. Ką? Barsa Feneris. Dėdė Šaras grįžta į Palo Blaugraną. Grįžta su visiškai šlubuojančia komanda. Feneris nors ir tarp lyderių Eurolygoje, bet pastaruoju metu boksuoja žiauriai. 3 pralaimėjimai per paskutinės 5 rungtynės. Barsa irgi nėra stebuklėlis. Gavo nuo Milano praeitą savaitę. Kaip čia bus? Aš išeisimu Šarą. Sakai, kad Šarūnas laimės? Dėl to imu, kad jie turbūt iš tų pralaimėjimų tie 3 namie galbūt yra, ne?
Bent 2 tai tikrai gal. Tuoj pažiūrėsim. Nes namie nežaidžia gerai. Išvykose žaidžia geriau. Čia tu apie Fenerį kalbėjai. Ja. Stambulo Fenerbahčė. Rezultatai tokie. Pastaruoju metu pralaimėjimai pilasi. Pralaimėjimas dabar buvo namie. Išvyko prieš tai pergalė. Išvyko pralaimėjimas. Išvyko pralaimėjimas. Taip. Išvyko? Ir žinok, labai panašiai, nes dabar jie čia pradėjo straglinti. Per paskutinės 4-3 pralaimėjimai, o prieš tai buvo 6 pergalės iš eilės. Tai taip, žinai, čia sunku juos vertinti. Bet jiems žiauriai trūksta blemba gynėjų grandy žmonių. Toks kažkoks, nežinau, neužtikrintumas iš tų tokių atrabotkių. Okei, yra Guduričius, Boldvinas straglina ir norisi ten ir to Holo, ir tas pats Žagaras jau buvo pradėjęs žaisti krepšinį. Apie Vilbikiną nekalbu. Ir neatsirado kas užpildyti tuos batus. Barsa pasims čia. Barsa pasims, čia man labai reikia šitų taškų, čia privalau sakyti priešingai, nei tu nekeisk nieko ten. 84-80. Aš turiu vieną pakeitimą. Ką Maklevoj? Kiek sakai pasims? 4 taškais. Ką tu keiti? Nu, aš kažką keisiu. Nu, tai aš keisiu kažką. Nu, tai gerai, tai ką tu keisi? Tai gerai, pakeisiu kažką. Tu turėsi pasakyti garsiai, ką keiti. Aš tada pakeisiu į kitą pusę. Gerai. O tu, blecha, dėl to štukos, kurva, pagatavas, bleta, akis išdraskyti. Man nereikia atspėti, man reikia, kad pas mus lygiau būtų viskas. Gerai. Nereikia, kad lygiau. Aš kitų net nerodysiu už tau. Tai vat, Alba Žalgiris prognozuojam? Prognozuojam. Alba Žalgiris. Gaus Žalgiris, sakai turbūt. Ką ten Maklevoj? 8 turiu Žalgirį. Žalgiriukas laimės prieš Albą? Taigi visą laiką gauna nuo Albos išvykai. Kitas Žalgiris. Vieną kartą. Kitas tema Žalgiris neišvaistys tokio taško. Šiaip tai gal sakyčiau įmanoma prieš Albą pralaimėti, bet ne prieš šitą. Nors vieną kartą gyvenime jau esu taip sakęs. Ir gavo. Bet sakau, kad čia Žalgiris laimės 6 taškais. Ne vieną kartą taip esi sakęs gyvenime. Kad nuo Albos? Kad nebūtinai. Aš gal ir naivus, bet ne iki galo idiotas, seniai. Nu, tai ką toliau dar čia prognozuoju? Viskas užtenka. Ką tu lendi? Kažką pakeisti. Ką pakeitei? Nieko dar nepakeičiau. Pala. Pakeisiu, ką tu čia... Ką pakeisi? Ką, ėmė. Ką, kur? Gerai, 17 turas. Nieko ten nekeis, viskas gerai. Ten trimikė rėvosi paskui nesąmonė. Žinau, kai keiti, tai tik tai blogai gaunasi paskui. Tu žaisk sportą, blemba, būk sportiškas. Kam tau čia lygiųjų varyti? Turėk savo nuomonę. Tvirtai. Ne, aš turiu visų kitų nuomonę. Aš vadovaujuosi. Tu vadovaujuosi minios nuomonę. Gerai, viso 16 tūro prognozės matot prie savo akis, kol kas nieko nekeitėm, aiškiai skiriasi mūsų net 2 iš įvardintų prognozių, o gal dar skiriasi ir šiek tiek daugiau, galit pažiūrėti patys prieš save ekraniukį. O dabar 17 tūras, jisai prasideda ketvirtadienį, čia turim nemažai gerų kovų. Ir Paryžius šią savaitę niekur nevažiuoja. Sėdi savo prie Eifelio bokšto, valgo prancūzišką batoną, gurkšnoja vynelį ir priima dėdę Šarą. Prieš tai vizitavo Čečiusas su Madridu ir atvažiuoja Šaras su Feneriu. Na ir ką turi? Koks tavo reikalas? 4 taškai Paryžius. Ne, aš sakau, kad Šaras 2 kart gaus šią savaitę. Aš 8 taškai Paryžius. Gerai, keičiu, Šaras laimi. 8-4-80. Gerai, keis, nu. Bet tu negali dabar keisti. Aš nekeisiu, nu. Gerai. Tas Paryžius čia gaidinas yra. Bus dar ką pakeis. Gerai. Nu čia iš tikrųjų tai turėtų būti 50-50 kovelė. Kiek tu 8 duodi Paryžiui? Ne. Okay. Čia man dar jausi superuoja, kaip man tai aš turiu ausį, čia va tokia nematoma, tai sako, ar Šaro kėdė nepradės braškėti, jeigu čia pralaimėjimai pasipils. Ką tu prognozuoji? Ne, tu prognozuoji pergalę prieš Barsą. Bet šiaip ta tokia situacija, jeigu, pavyzdžiui, 2 savaitę 2 pralaimėjimai, kas yra įmanoma, ne, nuo Barsos ir nuo Paryžiaus. Žiūrėk, Šaras yra geras treneris, įspūdingas treneris, niekas ten nebraškės, viskas ten gerai. Bet tu išsiuntė von su visais įspūdingais pasiekimais. Ja, Šaras išėjo, jėmė finalą 4 praeitais metais. Peram, kiek ten įtudis? Bet čia kažkas ypatingo tas finalą 4? 1,5 metų, ką jis. Kiek įtudis treniravo? Nežinau, žinok. Nežinau, visų pirma reikia pagalvoti, ką vietoj jo būtų imta.
Aš tai žinok, net nebejoju, kad jo net futbolins. Tai nėra ir argumentas priežasties, yra ne, paprastas, jis turi kreditai, jis turi finalo ketvirtą. Bet šiaip tai Feneriuko fanai ten, matau, užia, būna tų komentarų, žinai, tokia jau pasipila. Tai visada būna, tai čia normalu. Gerai, Šaras kažkaip išsispręs. Aš atsimenu, su Žalgiriu Šaras 9 pralaimėjimus buvo turėjęs iš eilės, ne kažkada, tai paskui finalo ketvirtą išėjo. Ar čia ne tas pats sezonas? Nu, bet netrukus buvo ir tas sezonas. Madrido Realas prieš Monaką. Antras turas šią savaitę. Pradėjau. Tu aš prieš tai pradėjau. Aš pradėjau prieš tai. Aš prieš tai pradėjau. Aš turiu 5 Realas. Gerai, 5 Monakas. Kažkokia įtampa šiandieną yra, ne tokia? Tai gerai, aš keičiu. Ką? Ir 5 sakau Monakas. Tai tu būk sportiškas, aš nesuprantu. Kam tu keisti? O. Aš taktiškas. Bet vieną keitimą gali tik tai daryti. Tai tu jau padarėjai ir aš padariau, viskas. Tai šitam turiu, aš dar nedariau. Ai, dariau. Darėjai. Na, koks nemalonus žmogus esi. Anadolu Efes prieš Partizan. Dabar jau galim sakyti, 86-80 pas mane Efeso pergalytė. Na, aš turiu 4 Partizanas. Wow. Tiki Želko atsigavimų? Tai pažiūrėk, kaip žaidžia. Maksimaliu. Pagerėjo. Nėra ko tikėti. Milano Olimpija, Müncheno Bayernas, dar prie Žalgirio rungtynės paprognozuojam šitą. Ettore Messina, ar gali būti taip, kad jo komandžikė šią savaitę pakiltų į pirmo lentelės vietą? Jeigu laimėtų abu grajus, turbūt taip ir atsitiktų, bet mes abu su tam jau prognozuojam jiem pralaimėjimą Atėnuose, o dabar namučiuose Aniegi priima Müncheno Bayerną. Aš turiu 5 Olimpiją. 5 Olimpija, mano yra 6 Olimpija. Nes Bayernas nežaidžia gerai išvykus. Bet klausyk, kaip, jo, yra tas faktas, kaip pakeitė Milaną Niko Manjonas, ne? Bent jau taip sutapo, atėjo Manjonas ir iš karto kaip užsisuko grajus. Ta prasme, atrodo, komanda iš pelenų. Bam. Šiaip reikės pažiūrėti Milaną dabar. Dabar net įdomu. Viena iš tų komandų, kur tikrai nežiūrėsi, kaip Milaną žaidžia. Mas mane net nerodo jų rungtynių. Reikia. Aš per Rusų žiūriu, per Match TV. Turi tą dėžutę. Та дėžutę turi. IP. Ну что ж, добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня, я надеюсь, что будет очень интересная игра. Олимпия, Милан, Байерн, Мюнхен. С вами Владимир Гумельский. С вами Вайdas Čeponis. Был. Был. Sakė, kaip supratau, Milašius pikinrolę prapil. Aš žinau visas priežastis, aš žinau. Jis tegul pats pasaka. Vaidai, pats žinai, labai gerai žinai. Gerai, Milaniuks laimi, mano +6, nieko nekeisim. Gerbiami žiūrovai, aš norėčiau, kad jūs ne tik tai prognozuotumėt Kauno Žalgirio rungtynių baigtis. Kas, Linuks? Šitą gerai pamėgdžiu. Gerai, ne? Ne tik tai Žalgirio rungtynių baigtis prognozuotumėt, ir prieš Alba, ir prieš Asvelį, bet ir tuo pat metu šiokios tokios paramos išreikštumėt man, kažkokio galbūt šilto žodžio, kalėdinio linkėjimo. Siūskit man gerą energiją. Sąskaitėliai komentarus įmesim. Ir taip pat užsirašykite mano banko sąskaitėlės numerį, jeigu širdelė gal šiek tiek ir nebus surambėjusi. Taigi, gerbėjai, užsirašykite mažoji bendrija MB Tiškė LT 88. Ačiū už jūsų gerumą. Nurodykite paramą. Tiesiog, kad tai yra parama. Ir padėkit man kažkaip 1000 surinkti šitam gražuoliui. Parama krabui. Rašykit parama krabui. O kas krabas? O kas tas krabas? Aš nežinau. Niekas nežino, kas yra krabas. Taip, kad drąsiai. Žalgiris Asvelis. Va štai čia linksmoji laidos dalis. Ar Kauno Žalgiris iškovos antrą pergalę Eurolygoje šią savaitę? Ir jeigu taip atsitiktų, ar Kauno Žalgiris pakils lentelėje į kokią 3 vietą? Ką tu manai? Aš manau, kad 6 Žalgiris iškovos. Ir visi melsimės trinkieriui prieš Kalėdas. Bet Asvelis tokia šiaip baugo. Aš irgi turiu Žalgirio pergalę 7 taškais, bet Asvelis šiaip gerai atrodo. Blemba, aš juos pasižiūrėjau jau ne pirmą kartą. Jie yra lenteliai 15 vietoj.
Bet 6 pergalės yra iškovotas. Tai, žinai, Eurolyga labai lygus turnyras ir jie gerai atrodo. Tikrai, tas Robertsonas atėjęs, smagus vyrukas ir Maledonas, apie kurį tu kalbėjai. Kaip ten sakai, medalionas. Čia... Kažkoks. Maradona. Bet čia tikrai bus sunkesnės varžybos, neįsivaizduojam. Jie ir fiziški žostka, aš atsimenu, bent jau Žalgiriukas pernai, kai dar neturėjo tiek kūnelių, tokių rimtesnių, tai vargo prieš tos prancūzus išvyko ypatingai. Jie stiprus aukšti. Man atrodo, pralaimėjo, pernai ir pralaimėjo, man. Jo. Namie, taip. Man atrodo, kad abudu pralaimėjomės pernai. Ir namuose ir išvyko, jeigu aš neklystu. Namie dar su Kazu, man Teisingai. atrodo. Ar jau be Kazu? Nu, ar su Kaziu, ar ne, neatsimenu, bet kad abudu, tai jo. Tai va, tai bus įdomu, Lonnie Walkeris on fire, pažiūrėsim, kaip čia jisai vynios, gal antroje pusėje primėtis tų taškelių. Šiaip tikrai žaidėjas, kur atrodo, kad 40 gali įvyniot be didelio vargo, ne? Nu, kaip jis praėjo, tai nežinau, kas ten. Jis pats save tik gali susistabdyti kažkaip. Bet, nu, kai pradėjo prieš Madridą, neatrodė šansų, kad kažkas jį gali sustabdyti. Netyčia atsidariau Facebooką, tau patinka Adomo Višniausko tas gabalas naujas? Domas Višniauskas, žinai, kad jo brolis mano klasiokas buvo. Adomo Višniausko brolis? Ovidijos sūnus? Vyresnysis. Povilas Povkė. Viškėla. Ką? Tai mes klasiokai. Ovidijos Višniausko sūnus Povilas Viškėla. Bet mes klasiokai nuo 5 klasės buvo. Aha. Taip, Povkė. Geras bičias labai. O tą gabalą girdėjai? Šito, kaip jisai Višniauskas? Adomas Višniauskas. Geras. Jeigu žinai, ko tu nori. Bet pala, jis man atrodo, prieš tai reperis buvo, ne? Treperis, man atrodo. Treperis? Skip. Geras gabalas, šaunuolis vaikis. Ne, Ai, galvoju, šitas gabalas, kur pavariau, dabar geras. Ai, apie tai aš jau net nekalbu. Geras gabalas. Ja, šaunuolis vaikis. Padainuojam? Ką? tą gabalą. Nu, 3-4, eina. Jeigu žinai, ko tu nori. Neprisimenu žodžių, baigtų. Aš irgi tik tai tiek atsimenu. Gerbėmieji žiūrovai, brangus, jau sąskaitos numerį mano tikriausiai įsirašė, tai tik tai norėčiau priminti dabar ir asmeninį sąskaitos numerį, nes prieš tai įvardinau įmonę. Na, gal užteks, veskite tiesiog į įmonę, o dar būtų smagu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą YouTube. Jeigu to dar nesat padarę, pasubscribinės mūsų kanalą YouTube. Jo. Taip. Varpelį paspaudė, kad gautum tas naujienas. Pabaladojau varpeliu. Gerai, pavaladokite ir jūs savo artimajam. Ir to pačiu paspauskite varpelį, paprenumeruokit mus. Mums lieka nedaug iki 20 000 sekėjų ir kai mes surinksim 20 000 sekėjų, mes turim įsteigę prizą. O prizas yra Lietuvos rinktinės marškinėliai, kuriuos Linas Kleiza nupizdins iš Mindaugo Balčiūno kabineto su jūsų pavardė, Lino Kleizas parašu ir nuotrauka iš dušo, taip? Kaip pas tai ta galva veikia, aš neįsivaizduoju, dadėt tos visus dalykus ir dar dušą įmesnam. Aš tokią nuotrauką turiu ir linkiu jos visiems žiūrovams, nes aš pats slaptai ją pasidariau. Tai nėra normalu. Kas, nuotrauka iš dušo? Tai nėra normalu, kad tau šauna tas į galvą. Nu, bet ne tik tai šauna į galvą, bet dar ir tai padaroma yra. Nepyk ant manęs, aš toks žmogus esu. Man taip gaunasi. Aš nepykstu, aš tai už. Tik tai... Jo, aš labai tolerantiškas. Nivėja, padėk tenai į vietą, nes pastoviai numesta į kampą būna duše. Gerbėmėjai, pasiekit mus ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir TikTok'e. Ir pasiekit Liną. Daug kas galvoja, kad čia yra humoras, bet tikrai dovanosim Lietuvos rinktinės marškinėlius mūsų vienam iš sekėjų, netgi 2 iš sekėjų, man atrodo, taip. Tai prenumeruokit, sekit mus ir prognozuokit Žalgirio rungtynių baigtis su Alba, su Asveliu ir vienam iš teisingai atsakiusių dovanosim bilietus į Eurolygos rungtynės Žalgiris Virtus. Ar į Bunkės koncertą geriau, kaip tu galvoji? Jeigu žinai, ko tu nori. Čia Bunkė. Balsas panašus. Nu jo. Mutavo. Iki.